Gerai. Ar aš teisi? Teisi, bet niekad neprašiau jam siųsti erotinių laiškų. Žinau, kad neprašai tyliau. Dar kas išgirs. Mums išėjo į naudą, ar ne? Ypač tau. Dabar jis pametė galvą dėl merginos, kurios nepažįsta, tiesa? Svarbiausia visai neišvaizda. Jis pametė galvą dėl nepažįstamos merginos. Labai gražus pamokslas, bet aš Gidui nesakysiu, kad rašiau tos laiškus. Supratai? Tu rašei? Taip neteisinga, taip negalima. Kalbėkim po vieną. Markas teisus, kalbėkim po vieną. Ačiū, Laura. Nėra už ką. Mes laimėjome ir viskas. Taip elgies su savo vaikinu? Tu po paudu, brolau. Nutilk. Nesipykit. Palaukit, turiu pasiūlymą. Pirmadienį surenkim didįjį finalą ir baigta. Taip, teisingai. Ne. Finalas pirmadienį. Na gerai, pirmadienį didysis finalas. Finalas pirmadienį, bet dėl taisyklių sutarkim šiandien. Susitarkim šitaip. Kiekviena komanda išrenka atstovą, kuris rungtyniaus. Jeigu jis laimės pergalę, priskirsim jo komandai. Aš. Einam repetuot, mergaitės. Sveikos, jau išsirinkot atstovę? Tikrai ne tave. Žinoma, nors man labai patinka šokti. Atėjau palinkėti jums sėkmės. Iki. Solė, jei nori, pamėgink. Ne, kam, aš vis tiek nerungtyniausiu. Nesvarbu, pamėgink. Ačiū. Kodėl Soliai pasiūlė pamėginti? Man jos pagailo. Pagailo tos gyvatės? Jūs netikite žodžiais? Aš nežinau, ką galvoti. O, žinau, visai ją netikiu. Gal ji tikrai gailisi? Yra tik vienas būdas išsiaiškinti. Koks? Sakė, kad išsiskyrė su Blasu. Šiandien naktį jis budės. Come on. Don't procrastinate, don't articulate, get it when and right. Oh, it's conversation, a little more action, please. Oh, inside the mansion, inside the bathroom, me. A little more by, a little more back, a little more by, a little more back. Just asking the guys that if me, baby. Satisfy me, baby. Thank you very much. Thank you very much. Jie taip sako, thank you very much. Mačiau vaizdo įrašą iš Las Vegaso. Galėtum stipriau paplauti. Mes vos galo negavom. Gal peruką užsidėt? Mama, nusišypsok. Na ir kas, kad su tuo niekšeliu susipikai? Marisa. Rimtai? Tik jūs nepradėkit pyktis. Nesiausios dar blogiau. Nieko nevalgiai. Buvo neskanu. Skanu, bet visai nenoriu. Desertui nieko neturim, bet galiu pasiūlyti namuose pagaminto riešutų likerio. Viena kaimynė padovanojo. Einu miegot. Man tokių gėrimų negalima. Dar net 10 valandų nėra, taip anksti niekad neidavai miegot. Šiandien mirštu, kaip noriu miego. Daug repetavom, pavargau. Tada aš irgi eisiu. Ne, neišeik, na kok čia. Ką? Būk gera. Ką čia kalbi, Marisa? Pasiliktų labai nusiminusi namuose liūdėsi. Ne, būsiu su Gilda. Tikras džiaugsmas. Pasilik su mumis, būk gera. Ne, mamytė pasirika, miegosim dideliai lovai. Jau seniai kartu nemiegojom, ar ne? Būk gera, mamytė. Nežinau, jeigu Martinas neprieštarauja. Neprieštarauju. Einu į lovą. Lauksiu tavęs. Šitos kėdės, senelio. Dar vieną dainą moku. Taip. Sonia, tu čia visada laukiama, niekad nepamiršk. Ačiū. Nesijausk Marisos spaudžiama. Visai ne. Džiaugiuosi, kad kartu su jie miegosim. Jie irgi prisidėjo prie to, kad su Franku išsiskirtum. Manau, kad tau reikia grįžti pas jį. Aš asmeniškai nesiruošiu tavęs nieko prašyti. Būk rami. Yo personalmente no pienso retomar esta relación, así que quédate tranquila. Ačiū, bet abejoju, ar galėtum man padėti susitaikyti su Franku. Bet to Marisa nenusiramins, kol mūdu vėl busim kartu. Ne, nesirūpink. Aš pats viską sutvarkysiu. Tu nesirūpink. Vėliau su ją pasikalbėsiu. Lo voy a manejar yo. No te preocupes por eso. Yo voy a hablar después con ella, ¿sabes? Ačiū. Nėra už ką dėkoti, Sonia. Kągi, kur tas likeris? Tikrai, einu atnešti. Atsiprašau, Blasai, galim užeiti? Dunov, kodėl jūs ne savo kambarį? Šitą išgirdau ir negaliu užmigti. Tikrai, ką išgirdot?
Nežinau, kaip jums pasakyti. Neįsisukinėkit. Klokit ir tiek. Na gerai. Jūs draugaujate su Sole? Kas jums sakė? Niekas nesakė, visi kalba. Norėjau jūs perspėti, nes jūs gražiai bendraujate su mano tėveliu. Žinau, kad jis jūs labai vertina, nenoriu, kad tos paskalos pakenktų jūsų karjerai. Suprantat? Nesirūpinkit, čia begėdiškas melas. Tikrai? Tikrai. Manot, kad būčiau čia, jeigu draugaučiau su kokia nors mokinė? Savaitgalio vakarą čia sėdėčiau? Ne, nesidėtumėt. Geriau eikit miegoti ir netikėkit kvailais plepalais. Atsiprašau, kad sutrukdžiau. Kuo greičiau man paskambink, Pakas. Kas atsitiko? Sveikas, Pakai. Bėdos su mokinė Linares? Ką? Kvailyto. Naudojosi internetu iš viešbučio. Tikriausiai susiekė su draugais. Nežinau kaip, bet susirink daiktus ir šiandien pat neštinki, supratai? Labas rytas visoms. Išskyrus vieną. Kur taip anksti išsiruošį? Koks tavo reikalas, Vaiša? Vaidžia, kaip skaudu. Tu visada tokios puikios nuotaikos, negalvok apie ją. Savaitgalis labai greit prabėgo mergaitės. Neprimink. Tėvelis ir Alejandras man sugadino savaitgalį. Jūs sakot, kad Maksas mulkis, bet jis man pasakė, kad nori draugauti ir leido pagalvot. O ko nori tas Alis? Pasinaudot tavim. Kas mes, mėsos gabalas, su kuriuo galima daryti, ką nori? Liaukis, Felė, kodėl taip pyksti? Pykstu ne ant jo, o ant visų vyrų. Karštus laiškus rašanti mergina negali taip galvoti, Felė. Ačiū, kad priminai. Žinai, kad man ta tema nepatinka. Palaukit, paaiškinkit, nieko nesuprantu. Kodėl Gidui pasakė, kad tu rašai tos laiškus? Nenorėjau Mičias išduoti. Palauk, gal Rudis tikrai tave įsimylėjo? Kvailų paistalų rytas. Liaukis Mija. Mičia su juo pasikalbėjo ir pasakė, kad mano gyvenime buvo toks tarpsnis, bet dabar sutikau kitą vaikiną ir viską pamiršau. Be to, Gidui storulis nepatinka, tik Maksiui. Nepradėk vėl kalbėti apie tą kvailį. Apsirenkit greičiau ir einam valgyt. Vaikinai, pažiūrėkit, kokie dienelė, saulutė šviečia, paukščiukai čiulba, smagumėlis. Kas jam daros? Tikriausiai sapnavo kokį gražuolį ir prisisvajojo. Rudi, mes tos laiškus. Negaliu, man niekas nėra rašęs tokių laiškų, tokių karštų. Negaliu išmest. Bėda, bėda. Gal pasakysi, kad Felė įsimylėjai? Ne. Paaiškinkit man vieną dalyką. Kaip tiek valganti mergina gali rašyti tokius laiškus? Kaip? O, jei jau įsiminė apie maistą, valgydamas pagalvosiu. Aš irgi einu. Teks išmest. Gidai, šitie laiškai mano aistros ir slapčiausio troškimo vaisius. Ne, tik nepulk. Man reikia pas daktarą. Mergaitės, ką daryti? Gal pasikvieskim ją? Ne, tegul sėdi. Jie ir ten gerai. Blasas tau sakė, kad su ją nedraugauja, vadinasi, jį melavo. Aš netikiu ir nesiruošiu ją pasitikėti. Leiskim jai dar kartą pamėginti, bent kartą. Mergaitės, neklausinėkit manęs, darykit, ką norit. Solė? Ką? Nori prie mūsų prisėsti? Nori.